Taigi visiems įdomu, kaip tas 9S, naujas flagmanas iš Massey Ferguson serijos. Tai mes turim visas geriausias Massey Ferguson traktorių savybės sudėtas į šią naujausią Massey Ferguson traktorių seriją. Nenuostabu, kad eilė metų keitėsi Massey Ferguson serijos, ne, iš tarkim 5.7 pasikeitė į 5S ir panašiai. Ir visos serijos pagaliau tapo vieno skaičiaus ir S raidės žymens modeliais. Ir 9S dabar neišimtis, jinai pakeitė prieš tai buvusią 8.7 seriją. Ir tai nėra tik tai faceliftas, tai yra visiškai praktiškai naujas traktorius su naujomis variklio charakteristikomis, aušinimo sistemos, transmisijos, apkrovos, tiltai, kabina, valdymas, visos IT technologijos galimos, visi MF Fuse technologijos ir panašiai. Tai jeigu kalbėtumėm apie 9S, viso seriją sudarys 6 modeliai nuo 9S285, tai yra 285 arklio galių, iki šio didžiausio 9S.425, tai yra 425 arklio galių modelis. Pagrindiniai dalykai: 3,10 m traktoriaus bazė, tai yra atstumas tarp priekinės ir galinės ašies yra 3,10 m. Priekinė traktoriaus dalis yra su stambiu lietu ketaus pusremiu, ant kurio yra montuojamas ant amortizatorių pats variklis, tai žodžiu variklis nėra laikanti konstrukcija, šitas rėmas susijungia su traktorium ir dėka būtent išlenktų traktoriaus formų mes turim didelę galimybę pasukti ratus dideliu kampu. Ir nesvarbu, ar tai yra traktorius su integruota priekinė pakaba ar be. Priekinė pakaba integruota visiškai neužstoja grotelių. Tai tarkim, kokį mes be paimsim ir krovinį ar tarkim svorį pakabinsim, aušinimas visada yra 100% efektyvus. Tai turim naujas papildomas groteles oro paėmimui, turim viršutinės, tai žodžiu tiek viršutinis interkuleris, tiek tepalo arba antifrizo radiatoriai yra aušinami efektyviai. Naujoji 9S serija apima tokius pat bruožus kaip ir 8 serijoje Protect U. Tai žodžiu variklio skyrius ir kabina, tai yra tarsi du atskiri dalykai ir jie yra atskirti pakankamai didelio 18 cm tarpu. Jame aišku yra įstatytas priekinio lango valytuvas, kuris nuvalo didžiausią klasę plotą lango, kad jūs turėtumėt geriausią matomumą. Ta pati 4 statramsčių su paverstu priekiu kabina didelio tūrio, tai 6,6 kvadrato vien stiklų paviršiaus plotas ir virš 3,5 beveik kubinio metro talpos kabina leidžia jaustis kiekvienam operatoriui puikiai kiekvieną darbo dieną ir matyt aplinkui traktorių viską. Jeigu kalbėt arčiau nuo priekio, tai kaip ir minėjau, nesvarbu, ar tai yra traktorius su pakaba ar su priekiniais segmentiniais svoriais, mes turim lietą traktoriaus dizainą. Jeigu turim integruotą priekinę pakabą, kuri transporte šiuo atveju užsilenkia vertikaliai, kad būtų kompaktiškesnis traktorius neišlystų į priekį. Ir bet kokiu atveju, aišku, galima komplektuotis pliką pakabą, komplektuotis su viena hidraulinė pora, komplektuoti su 2 hidrauliniam porom, aišku, su laisvu grįžtamu tepalo ir darbiniu velenu, jeigu yra poreikis. Ir priekyje, aišku, mes tada turime rozetę, tai yra padargų ar ten priekinių bunkerių arba šienapjūvių šviesoms valdyti. Mes turim pakabos valdymą, vienos hidraulinės poros valdymą. Jeigu turim darbinį veleną, tai turim ir jo aktyvavimą. Aišku, galim turėti papildomą isobus rozetę, jeigu, sakykime, turim isobusinį priekinį padargą. Ir dar papildomai vieną rozetę, jeigu, tarkim, turit poreikį arba ant priekinio padargo yra naudojama vaizdo kamera. Pagal komplektaciją bus galima užsisakyti papildomai vaizdo kamerą vieną gale traktoriaus ant kabinos, vieną priekyje, kuri pasislėpusi po atnaujintų Massey Ferguson logotipu. Ir visas kameras galėtumėt valdyti, ar būtų viena, ar dvi, ar dar papildomai jungiama per šitą papildomą rozetę ant padargo. Visas kameras galėsit valdyti Datatronic terminale ir su auto funkcija. Jeigu pradedat važiuoti pirmyn, užsidega priekinė kamera, pradedat važiuoti atgal, užsidega galinė kamera.
Kalbant dar iš išvaizdos, iš bendrų dalykų, tai dėl matomumo pagerinimo, dėl apšvietimo, kadangi didesnis traktorius, platesni padargai, tai mes galim turėti iki 27 LED darbinių žibintų, kurie kartu leidžia apšviesti visą traktoriaus aplinką pirmyn atgal šonuose ir šviečia didesnių negu 45 000 liumenų šviesos srautu. Tai daylight, vadinamos dienos šviesos ar ne, ledai. Papildomai traktoriams su priekinė pakaba mes turim dvi darbinės LED juostas ir kapotę, kad jeigu nuleidžiat priekį kažkokį tankinimo volą arba priekį diskinį skutiką ar kažką, kad būtų jum apšviestas visas priekinis padargas, bunkeris ir panašiai. Įlipimas į traktorių saugus, kuro bakas integruotais laipteliais, atskirtas nuo rato. Tai jeigu, sakykime, jūs lipate į traktorių, automatiškai saugu, kad jūs nepapulsit po ratais. Vienas rankturis kairiai pusiai, vienas rankturis kairiai bake ir prailginta viršutinė rankturio dalis, kad galėtumėt saugiai patekti į traktoriaus kabiną. Daiktadėžė, viena daiktadėžė yra lauke, kita parodysiu vienoj pusėje. Ir šioj pusėje mes galim turėti keletą opcijų, šiuo atveju laiptų apšvietimo sistemą. Čia mes galim turėti iš gamyklos užsakyti gnybtus, tai jeigu jūs atsivežėte į lauką kuro su, tarkim, pikapu ar ne, ir jum užsipilti kuro baką, arba atbluo, sakykime, arba dizelį, jūs galit pasijungti šios gnybtus varikliuką siurblio ir prisipumpuoti. Čia turim vieną hidraulinę jungtį, tai jeigu norim, sakykime, nusipūsti, pneumatinę jungtį, tai jeigu norim nusipūsti, sakykime, traktorių, išsivalyti kabiną, tai mes galim vieną pasijungimą turėti čia ir vieną galim turėti gale. Čia papildoma viena vieta bus rinkoms, kurios turi traktorių su variklio bloko pašildymu. Atitinkamai dvigubi galinio vaizdo veidrodžiai, valdymas elektrinis ir kaip opcija bus galima rinktis ir pačių veidrodėlių išstūmimo sutraukimą iš kabinos, kad nereikėtų nieko kitaip reguliuoti išlipus mechaniškai, pakeitus greitai padargą. Gale iki 6 hidraulinių porų, viena iš jų didesnio laidumo. Mes galėsim turėti net iki 200 litrų per vieną hidraulinę porą srautą tepalo. Ir atitinkamai visos jungtis, tiesioginis siurblio pajungimas, Power Beyond jungtis, pneumatinių stabdžių sistema, papildomas prisijungimas orui, jeigu norim nusipūsti traktorių, dulkes ir panašiai. Taip pat galim turėti Dual Control rozetę, taip pat, kaip minėjau, priekį taip ir gale turim įsabus, tai galiniai įsabus rozetė ir padargų valdymo protokolai jau yra standarte mūsų visuose 8 ir 9 traktoriuose, kurie turi Datatronic terminalą. Žibintų darbinių paketas ir viršuje ant kabinos ir kampuose ir papildomai net į padargų užkabinimo zoną. Aišku, kablių pasirinkimas pagal jūsų poreikį, naujos kartos hidraulinės cilindras, hidraulinė centrinė traukė, šiandien dienai, kuri netgi turės iki 20 tonų keliamąją galę. Tai reiškia, kiekvieną padargą jūsų galės stabiliai nešti, išlaikyti ir dirbti su juo laukuose. Mes šiuo atveju šiam traktoriui mes turim integruotą oro reguliavimo sistemą, kuri reguliuoja padangose automatiškai slėgį. Galim pasirinkti įvairių gamintojų, įvairių protektorių padangas. Būtent taip ir šita Michelin Evobib padanga. Jinai turi jau paruošimą iš karto dirbti, ne tik tai, kad jinai turi karkasą, kuris leidžia padangai ant žemės, sakykime, susiploti ir pasiekti 3-4 porų karbų sukibimo plotą, bet ir apkrovos indeksas ir karkaso visa padangos technologija leidžia Air Systems Ready, tai reiškia, kad jūs galite didinti, mažinti slėgį įvairiuose darbo režimuose. Nesvarbu, ar su prikabintu, ar su atkabintu padargu. Galiniai sparnų prailginimai, lyginant su 8S, kadangi tai yra didesnis traktorius, tai 9S, kad lengviau operatoriui būtų pasiekti. Tai ant galinių sparnų tiek galinės pakabos, tiek hidraulinės poros, tiek darbinio veleno aktyvavimo mygtukai yra irgi išvesti į galą. Ir visas hidraulinis skirstytuvas, visa galinė pakaba yra sudėliota taip, kad
puikiausiai matosi viskas iš operatoriaus kabinos. Tai ta prasme tiek šlaunų užkabinimo galai, net ir pats obolinis, ar ten būtų kaištinis padargų kablis, viskas puikiai matosi iš traktoriaus galo. Ir kalbant apie šią pusę, tai mes turim lygiai taip pat papildomai traktorius matomumą gerinančius, žibintus darbinius, papildomą komplektaciją ir atitinkamai su kokio pločio ratais traktorius yra komplektuojamas, mes galim turėti papildomai šoninius atšvaitus su gabaritiniam darbiniam tokiom lemputėm. Aišku, mes turim stambesnį dar galinį tiltą negu kad buvo 8.7 serijai, stambesnį pusašį, automatiškai galimybė yra didesnė turėti ir bendrą traktoriaus masę. Čia mes turim apatinę daiktadėžę, kuri atsidaro. Mes galim turėti iš gamyklos užsisakyti su komplektu, tai būtų daiktadėžė, nusipūtimo angalis už žarną ir papildomas darbinis žibintas, bet aišku, jūs galit šičia įsidėti didelį įrankių komplektą ar kažką, ką dažniausiai, sakykime, naudojate traktoriuje. Kaip minėjau, patekimas į traktoriaus kabiną labai patogus, paprastas, tai į kraštus šiek tiek platėjantis laipteliai, kurie neleis jums kažkur papult, kur nereikia, ir plačiai atsidarančios durys, kurios kaip ir 8S leidžia į kabiną įlipti, įsinešti galite ir visą euro padėklą palei dydį, kiek atsidaro laisvos erdvės ir zonas. Pagal poreikį mes galime komplektuoti skirtingas vairuotojo sėdynės, šiuo atveju su Dual Motion galinė nugaros atrama, kuri pasisukant su pečiu pasistumia į šoną, aišku. Mes turime 2 lygių šildymo ir ventiliavimo sistemą šioje sėdynį. Mes turime įvairiausius sėdynės atlošų, nugarų suspaudimo funkcijas atskirai, pasostės dalies reguliavimas, visi pasisukimai ir panašiai. Kita dalis kabinos interjerų jums tikrai labai panaši į 8S serijos traktorių, kadangi kabina yra naudojama ta pati. Tai visas valdymo vairas, Power Shuttle Control, reverso svirtelė, su kuria mes galėsim ne tik tai irgi kaip ir visuose Massey Ferguson traktoriuose perjungti reversą pirmyn atgal, bet ir važiuojant, tarkim, pirmyn, pastūmus, palaikius padidinam greitį, patraukus į save pamažinam greitį, nesvarbu ar mes važiuojam pirmyn ar atgal. Taip, mes turim daug ortakių, aplink visą traktorių yra išdėstyta langų nupūtimo zonose, durų nupūtimo zonose ir ne priekiniam skydelį, kojų zonai. Vien tam, kadangi turim didelę kabiną, mums reikia efektyvaus oro aušinimo srauto visame traktoriuje. Tai ir į galinį langą yra numatytas apipūtimas. Todėl operatoriui gali jaustis patogiai kiekvieną darbo dieną. Papildomai užsakant ant šoninių stiklų turėti užuolaidas, kuriomis galime sumažinti saulės šviesos patekimą į kabiną operatoriams, kurie, sakykime, nenori naudoti daug kondicionieriaus arba nori jo naudoti mažiau. Mes galim turėti ant visų 4 langų pakankamai plačiai atsidarančias užuolaidėlės, kurios didžiąją dalį stiklo tada padengia ir automatiškai nebekaitinamas yra traktoriaus salonas. Mes turim liuką, kaip ir 8 serijai, mes galim atidaryti, ypač operatoriai, kurie galbūt kabinose mėgsta parūkyti arba sėdint traktoriui, kada nedirba variklis ir neveikia kondicionierius. Atsidarius liuką mes turim galimybę šiek tiek pravėdinti kabiną. Kaip minėjau, turim galimybę ne tik tai valdyti pačius veidrodėlius kairėn dešinėn abiejų pusių, bet ir atitinkamai išstumti kairę arba dešinį veidrodėlį lauk, užsikabinę skirtingą padargą, priekabą ir ypač kada pasikeičia padargo arba priekabos plotis ir trūksta mum matomumui vietos. Čia šone mes turim tą patį V-display prietaisų skydelį, kuriame galime nusistatyti pagrindinius, sakykime, traktoriaus parametrus ir šiuo atveju matyti viską po akim, po dešinę pusę, kas aktyvuota, kas maksimalus greičiai, sūkiai, transportiniai greičiai, darbinio veleno aktyvavimas, priekinio tilto diferencialo, blokiruočio ir panašiai. Su juo taip pat mes galim ant joysticko esančių mygtukų, ratukų tiksliau, mes nusistatom maksimalų važiavimo greitį ar ne,
turime C1, C2 kruizo kontrolės ir panašiai. Jeigu mes kalbėsim apie, sakykime, visą likusią prietaisų skydelį, tai praktiškai viskas kaip ir 8S. Aišku, atitinkamai, kiek turim hidraulinių porų, tiek turim valdiklių. Tai šiuo atveju 2 hidraulinės poros galia valdomos 1-2 joysticos pozicijomis ir plus 3, 4, 5, 6 valdomos finger tipo valdikliais. Ir turim dar papildomai joysticką, kadangi turim integruotą priekinę pakabą. Tai su viena joysticko funkcija mes valdom aukštyn žemyn ir vieną hidroporą. Ir su funkciniu trečiu mygtuku mes valdom trečią hidraulinę porą esančią priekį. Tai visas valdymo meniu vienodas visose S serijos traktoriuose, kurie turi Datatronic 5 valdymo terminalus. Tai yra lietimų jautrus ir labai patogus valdyti terminalas, kuris tiesiog, kai sakau, skrolinimo būdu leidžia jum pereiti iš vieno meniu į kitą, ar ne, į tai, ką jūs norit, sakykime, matyti. Jeigu jūs norit pagrindę matyti traktoriaus bazinį meniu, tai jūs ir pasiliekat pirmam lapė ir tiesiog skrolindami galite į abidvi pusės, tai nėra pabaigos, nėra, kad turim nueiti iki 3-5 puslapio ir grįžti atgal. O tai, ką mes norim turėti čia skrolindami, matydami, jūs galite susikurti iki 5 skirtingų puslapių vienu metu skrolinant, ką galit matyti. Tai sakykime, šiuo atveju aš noriu galbūt matyti čia kokias nors galvulaukių kontrolės funkcijas. Ir dar, tarkim, noriu matyti galbūt dual control, jeigu dirbu su dvigubu padargu. Ir paspaudus namų meniu, tada sistema persikrauna ir jūsų tada ekranas jau nebeturėjom 3, dabar jau turėsim 5 galimus langus, kuriuos mes ir valdom į kairę į dešinę skrolindami. Kaip ir tada mes turim, kaip ir visuose praktiškai 5 kartos Datatronic terminaluose, mes turim galimybę susikurti skirtingus padargus ir taip kaip mes išsisaugosim būtent nustatymus, visų padargų nustatymai liks čia, ar tai yra prikabinamas ar pakabinamas padargas, kokio atstumu nuo traktoriaus, kaip jisai bus vairuojamas, kaip įvažiuoja automatiškai galulaukė ir panašiai. Taip pat nauji bruožai tokie kaip Traktor Implement Control, kur jūs prijungiat traktorių, sujungiat su padargu, kuris turi būtent Team sąsają ir galėtų reguliuoti, tarkim, Massey Ferguson kitkinis presas, galėtų reguliuoti Massey Ferguson, tarkim, ar 8 ar 9 traktorių, atitinkamai važiavimo greitį, apkrovą, pagal apkrovą, palei presavimo, sakykime, savybės, kiek laukia yra šiaudų, kiek yra kažkokio pašaro, pagal jo galbūt drėgnį, jeigu presas yra su drėgnomačiu. Žodžiu, Massey Ferguson padargai gali reguliuoti automatiškai traktoriaus važiavimo greitį pagal jo, sakykime, apkrovą. Taip pat tokie dalykai kaip, sakykime, šoninis valytuvas ar ne su atskiru valdymu, ar tais telefono laikiklis, viskas irgi yra galima pasirinkti, būtent su Massey Ferguson 9 serija. Ir ką labai noriu pabrėžti, kad tas pats principas kaip ir 8 serijos traktoriuose, jeigu mes žiūrėtumėm iš operatoriaus, sakykime, vietos ar ne, mūsų bako tas įstrižas nuskliaubimas leidžia matyti mūsų priekinius ratus, ar mes važiuojam technologinėmis vėžėmis, ar mes važiuojam, sakykime, kažkokiamis vagomis. Tai vat, ta visa vieta, aišku, sunku gal telefonu pertikti, bet sėdint kabinoje puikiai iš tikrųjų matos. Ir kalbant iš operatoriaus vietos, nepaisant, kad tai yra didelės klasės traktorius, jau 300-400 plus arklio galių kategorija, mes turim labai dailias kapoto formas, kurios leidžia puikiai operatoriui matyti viską, kas yra aplinkui. Apskritai, šiaip Massey Ferguson 8 ir taip pat 9, kadangi kabina dar aukščiau, bus tituluojamas kaip geriausias operatoriaus draugas, nes mes turim tikrai puikų matomumą, dėka didelių langų aplinkui visom kryptim, aptakių formų, atitraukto variklio skyriaus ar ne, kuris labai mažai vietos užima priekiniam lange ir automatiškai viso šviesų paketo su skirtingu kiekiu 16, halogenų 23 LED arba 27 LED žibintais aplink visą traktorių.
Turim visiškai naują aušinimo paketą, tai viršui turim interkulerį, turim antifrizo radiatorių, turim priekiai tepalo radiatorių, kondicionieriaus ir aišku papildomai turim darbinio veleno. Priėjimas išvalyti radiatorių yra su dideliu tarpu, yra greitai nuėmamos šoninės sklendės, kurių pagalba tiek iš kairės, tiek iš dešinės atfiksavus užraktą, mes galim atidaryti šoną ir papildomai išsivalyti, išsipūsti atskirai hidraulinį ir antifrizo radiatorius. Viršui mes turim antifrizo lygį, mes turim oro filtrą ir turim tepalo matuoklę bei filtrus šone. Kitoj pusėje variklio konstrukcijoje mes turime vieną didelės talpos turbiną, turbokompresorių. Mes nebeturime GR vožtuvo, visi žodžių dūmai keliauja į all-in-one sistemą ir jame yra apdorojami, yra neutralizuojamos visos išmestos dujos, tai yra SCR ir DOTS sistema. Ir mums traktoriui tai padeda užtikrinti pasiekti Stage 5 standartą. Oro paėmimas ne taip kaip 8, kadangi iš galo ten ar ne yra per protektyvų angą. Čia mes turime viršui kapoto papildomas groteles ir oro paėmimas į visą oro filtro kasetę vyksta per šitą viršutinį difuzorių. Užsidarius kapotui, guma yra užspaudžiama ir nuo didelių šiukšlių priemaišų apsaugo grotelės, o paskui yra nusiurbimo sistema iš oro filtro būtent kanalo. Tai plačiai atsidarantis variklio gaubtas, dabar jis atidarytas iki pirmos padėties ir tai yra jau pakankamai didelis kampas ir tuoj parodysim, iki kiek atsidaro antra padėtis. Tai va, tai yra pirma padėtis ir jeigu, sakykime, norim variklio skyrių priežiūrą turėti dar didesnę, platesnę, mes galim atidaryti variklio gaubtą iki maksimalaus kampo. Tai matom, kiek. Taip, prašo valgyti traktorius. Duokit kūro, duokit darbo.